Ūla, tu jau užsiminei šiek tiek, dabar dar padetalizuok truputėlį. Tai toks dvigubas, sakyčiau, klausimas. Vienas momentas tai, kad tu užsiminei, kad dalį valandų gali finansuoti valstybė, ar ne? Tai kaip galima, kokios galimybės gauti tas nemokamas mediacijos paslaugas, kokios galimybės yra gauti mokamas paslaugas, jeigu tokios yra, ir kaip apskritai tokioj kažkokioj konfliktiniai situacijoje, ar tai būtų šeimos konfliktas, ar tai kažkokios bendruomenės ar panašiai, kur ieškoti, kur kreiptis, į kurią pusę žvelgti, kur ta mediacija, kur jinai, kuriam miške jos ieškoti? Mano didelė svajonė, kad gal greičiau nei po 5 metų žmonės, ypač vėl šeimos mediacijai, bet kokiam konflikte, nesutarime, būtų jausmas, čia manęs negirdi, turiu susirasti mediatorių. Ir tada pagal konflikto lygį aš ieškau kokio tipo, ne? Aš jau žinau, nes jau yra aiškus kriterijai, ne? Tai jeigu mes turim šeimos mediaciją, tai turim ir šeimos mediatorių. Tai aš jau konflikte, skambinu savo gydytojui mediatoriui, ir savo brauktukui. Jo, savo brauktukui, pabrauk man per mano stygas, aš nesuprantu, kas vyksta. Taip. Ir ar čia jau man reikia spręsti, o gal aš tiesiog įsibaiminu, visada yra ką spręsti, bet kartais tik tai tas intensyvumas, per kiek laiko mes įspręsime, ne? Tai čia svajonė. Dabar kokia yra situacija? Valstybė tikrai daug prisideda, kas yra nuostabu, ypač kas liečia šeimos klausimus. Tai jeigu yra ginčas, ir nereikia laukti teismo, bet tiesiog yra šeimos klausimai, visada galima pateikti prašymą valstybės garantuojamai teisinės pagalbos tarnybui ir gauti 8 valandų šioje vietoje apmokamą valstybės mediaciją. 8 valandas pabrėžiu, kad tai yra labai didelis skaičius, kurį valstybė prisideda, bet pabuvus per kelias valandas žmonės turėtų jau paskui patys prisidėti, manau, tam, kad įspręstų ir išeitų, ne tai, kad suėjo 8 valandas, duokit pažymą, mes čia dėl pliusiuko. Neikit dėl to pliusiuko. Nereikia. Nes, kam valstybę eikvoti? Mediatoriai tikrai iš pašaukimo daugumą stengiasi dirbti. Taip, visko turim, bet filtruojam. Kita, kaip valstybė prisideda dalis, tai yra kompleksinės paslaugos šeimai, tai yra visoje Lietuvoje, visose savivaldybėse yra bendruomeniniai šeimos namai ir yra atitinkamos atrinktos institucijos, kurios teikia tas paslaugas ir tikrai visose savivaldybėse šiai dienai galima rasti mediatorių, šeimos mediatorių. Norisi tikėti, kad ir visur kokybė yra gera, taip, žmonės dirba, visko galima kažkur kažką pastikrinti, bet jeigu kyla klausimų, yra beje Lietuvos mediatorių rūmų įsteigta iniciatyva savanoriška infolinija, kur gali žmonės skambinti, ar čia mediatorius teisingai padarė, ar čia taip teisinga, o gal čia kitaip reikėtų, tiesiog pasitikslinti ir gauti informaciją, ar viskas čia gerai, nes patys mediatoriai savanoriauja, atsakinėja ir tikrai labai stengiamės kaip įmanoma duoti daugiau žmonėms žinių. Taip. Čia irgi įrankis, jeigu ką. Kaip čia kas vyksta? Projektinėse tose mediacijose aš negaliu pasakyti, kiek valandų kuris mediatorius gali suteikti, nes čia jau palikta organizacijai pačiai spręsti, kiek valandų suteikia. Galiu kalbėti apie mūsų centro mediacijas. Tai pas mus reikia pačiam žmogui parašyti laišką arba paskambinti telefonu mediacijos centrą Inpaciją ir pasakyti, man reikia mediacijos. Arba nežinau, ar reikia, tai ateikite į pirminę konsultaciją, išsigryninsim, ko jums reikia ir jūs patys įsigryninsit ir tada užsirašysit pas mediatorių eilę. Eilės tikrai nėra didelės, gal per savaitę susisieks su jumis, nes ginčuose bandom, kad nereiktų juose virti jum ir kuo greičiau padėti. Ir tada mes suteikiam šiaip iš esmės mes sprendžiam konfliktą tiek, kiek jį reikia spręsti. Bet praktika rodo, kad tikrai 10-14 valandų yra per akis intensyviam darbui. Paskui dažniausiai būna palaikomoji tokia revizinė, sakyčiau, mediacija, kai kartą į mėnesį, kartą kas 2 savaitės šeimos ateina ir pasižiūri, kaip jiem ar vyksta viskas. Arba pasiskųsiu, jeigu nevyksta, bet jie turi saugią erdvę, vėl grįžtų prie to pasikalbėti. Kaip man mediacijai vienoje labai patiko, kai klientai, šiuo atveju ne kolegos, bet klientai, sako mediatorė.
jūs gal išeikit, mes patys pabandysim. Mhm. Ir kaip man buvo nuostabu, kai aš jiem galiu palikti kabinetą ir jie patys pabando susitart, aptarti, pasidžiaugti ir pabūti. Labai sveika, po metų, pavyzdžiui, vaikas paauga, nes bendravimo tvarka vienas iš klausimų labai dažnai būna mediacijoj. Tai ją nusistatyti, tai nusistatysi, bet dar ar jinai įgyvendinama. Todėl mediacija kartais trunka tikrai ilgiau tam, kad pasitikrintumėm, ar tai, ką susitarėm, yra tvaru ir veikia. Nes labai dažnai netvaru ir neveikia. Tai todėl mūsų mediacija yra ne dėl valandėlių, o dėl to, kiek reikia tam, kad išeitų žmonės ne priklausantys nuo mūsų, bet labiau įsigalinę ir supratę, aha, mes kitą iššūkį jau galėsim patys spręsti. Su rezultatu, kitaip tariant. Taip. Dabar jau užsiminė ar ne apie tai, kad kiek tų valandų gali prireikti. Jeigu aš noriu mediacijos paslaugų kažkokiam tai ar ne lygmenį ir noriu už jas susimokėti pati, aš turiu tokią galimybę? Taip. Apskritai mediacijos paslaugą gali teikti bet kuris Lietuvos mediatorių sąrašą įsirašęs asmuo. Kur galima pasitikrinti, į Google suvesti sąrašą ir tikrai pasitikrinti pagal regioną, kalbos ir ten, nežinau, beleką. Tai yra viešai prieinama informacija apie bet kurį mediatorių. Ir aš galiu jį kreiptis net ne per valstybės garantuojamą teisinės pagalbos tarnybą, o tiesiog į tą mediatorių ir prašyti privačiai priimti. Tai be abejo, tai yra kažkokia kaina, kurią jisai turi, pasakys ir susimoku ir susitariu. Yra, manau, galbūt ir mediacijos centrų Lietuvoje ir daugiau, kurie irgi tas paslaugas teikia, prie advokatų labai dažnai kontorų būna mediatorius, kažkoks, tai be abejo, tai būna tikrai mokamos. Mūsų centre, kadangi yra labai daug nemokamų paslaugų ir aš kiek karite dirbu, atsimenu dar, kai neturėjom tokios galimybės pasiūlyti mokamas paslaugas, tai dažnai sutikdavau žmonių, kurie sakydavo, man neoru nesusimokėti, aš norėčiau susimokėti, nes kažkaip netaip jaučiuosi, kad projekte dalyvauju. Ir labai džiaugiuosi, kad mes šiai dienai susitvarkę viską teisiškai teisingai, turim VŠI mediacijos centrą Inpacia, tai 2 viename, tam, kad galėtų žmonės, jeigu nori susimokėti, jie gali susimokėti. Aišku, mes visada raginam, naudokitės valstybė, jeigu duoda, o iš kur galėsit mus paremti, jeigu norėsit tuos pinigėlius arba kažkaip kitaip išleisti, nes tikrai pinigų, manau, daugam reikia visiems. Bet ir jeigu nori, gali susimokėti. Bet yra irgi, aišku, projektas yra limituotas, mes negalim neguminiai. Tai pavyzdžiui, su psichologais yra sutarta 20 valandų ir nedaugiau. Ir paskui žmogus žino, kad jis, jeigu jam reikės, jis mokės už tą konsultaciją, mes išrašom sąskaitą, ir viskas teisingai ir gražiai susitvarko. Dar dėl mokumo, tai yra mediacija ugdymo įstaigoje, tokia arba verslo mediacijos, arba civilinių ginčų mediacijos, pavyzdžiui, kaiminystės ginčai, kai kaimynai susipyksta. Tai yra jau kitokio tipo mediacijos. Taip, mes šiai dienai projektų šitom sritim neturim, kad finansuotumėm, tai tada jau taip, tai yra mokama mediacija. Bet jūs tokias paslaugas mes tokias paslaugas teikiam, taip, ir su ugdymo įstaigose mediacijom, tai aš čia labai perspektyvą didelę matau. Ir bandysim projektų irgi ieškoti ir su švietimo ministerija kalbėtis apie tai. Bet aš asmeniškai kiek tų mediacijų turėjus ir daugėja jų, labai džiaugiuosi ugdymo įstaigomis, kad jos pačios pradeda kreiptis. Apie kokias mediacijas kalbu? Tai yra kartais tarp administracijos ir pedagogų. Nutinka kažkas ir vis tik iš vidaus žmogus nepadės spręsti ginčo, nes tu esi dalis. Taip. Tu turi tada vėlumo konfliktą, tu kažkam nori įtikti, gal čia tavo direktorius, gal dar kažką statusai ir visa kita. Vienareikšmiškai tik iš išorės esantis specialistas galės padėti tokioj situacijai. Mobingo klausimai irgi aktualu. Tai nereiškia, kad mobingą išspręsim, bet bent jau kartais iki mobingo galima nenueiti. Laiku sprendžiant. Kiti konfliktai dažnai būna, vaikai susipyksta, tada tėvai susipyksta ir tada reikia aiškintis. Ir visi susipyksta ir turėjau pati mediacija, kurioje buvo jau net juokinga pasidarė, nes vaikų psichologija buvo administracijos atstovas, tėvai, tai buvo kiek čia, beveik 10 asmenų mediacijai ir aš klausiau, o tai kaip vaikai gyvena? Tai viskas gerai, jau jie susitaikė, jie gyvena, draugauja. O tėvai kare.
nes, jie negali nuoskaudų atleisti, kas kam ką parašė, nors jie net nedalyvavo toj situacijoje vaikų. Tai yra ką spręsti, tai užauga, mes pykčio turim. Ir kartais jį net tą pusę pakreipėm. Taip pat yra tarp tėvų tiesiog ir pedagogų tikrai nesutarimai. Aš nežinau, kiek yra paauglių, gimnazistų, kurie sukelia konfliktinės situacijas pedagogam arba atvirkščiai pedagogai vaikam. Tai to konfliktų sprendimo šičia, be galo reikia. Tikriausia, kaip ir bet kuriam gyvenimo kažkokiam tai daly, ar net ten verslas, mokykla, šeima, visur mes konflikto neišvengsim. Tai dabar, jeigu taip dar kartelį įvardinant, ar ne, kalbant apie INPACE mediacijos centrą, tai VŠI mediacijos centras teikia mokamas paslaugas, ar ne? O Vilniaus arkivyskupijos mediacijos centras teikia paslaugas, kurios yra nemokamos, ar ne? Taip, Karito mediacijos centras INPACE, jis turi, apskritai Karitas yra labai didelė organizacija, pasaulinė ir Vilniuje veikianti labai stipriai jau 30 metų tikrai. Tai per ją mes teikiam projektinę veiklą ir tas nemokamas, ką tik tai galim, nes Karito iš vis misija yra suteikti prieinamą visiems, ne? Tai mes tikrai nenorėtumėm iš identiteto iškristi. Taip. O ten, kur yra mokumas, net ir tų pačių prevencinių paslaugų, ar šiaip tiesiog žmonės nori gauti anonimiškai, pavyzdžiui, nes anonimiškumo mes projekte dėja tokio negalim užtikrinti, vis tiek reikia tam tikrų duomenų, nors badarai mums galioja visi 100%, bet irgi yra klausimai, kurių žmonės nenori, dėl kokių priežasčių nenori net projekte dalyvauti. Nesijaučia saugus, tai ir tuo atveju tada mes siūlom tada mokamą ir tada jie turi opciją ir anonimiškai gauti paslaugą. Pavyzdžiui, mediacijos anoniminės nebūna niekada, nes jau tu ten turi pasirašyti susitarimą. Dar viena paslauga, kurią mes teikiam per INPACE, tą mokamą, tai yra tarpininkavimas arba vaiko poreikiais grįstas bendravimo tvarkos užtikrinimas. Taip skamba. Labai ilgas pavadinimas, bet čia yra esmė, bet aš noriu pabrėžti, kad irgi net neatrodytų, kad čia dabar mokamos užsidirbti, čia Karitas nori. Tai ne. Šitos paslaugos mokumas viena, kaip sakiau, atsiranda dėl to, kad mes norim palikti žmogui spręsti, ar jis nori mokėti, ar jis nenori mokėti. Čia yra žmogaus pasirinkimas ir, man atrodo, pagarbos parodymas žmogui, kad jis oriai jaustųsi, kaip jis sprendžia situaciją. Kad nesijaustų kažkoks nevykėlis, blogai, neoriai ir dar kažkaip. Antras dalykas, kad tas tarpininkavimas yra išskirtinis darbas su skyrybų problematika Lietuvoje, kai dėja tėvai, vėlgi nevertinu aš juos tikrai, stengiuosi labai suprasti ir manau, kad iš dalies suprantu, kai jie yra tokiam aukštam konfliktiškume, kad vaikas tampa įrankiu jų konflikte. Ir tada mes privalom padėti sustoti, jiems kovoti ir žaloti savo vaiką. Mokumas yra sankcija, nepatogi stoti. Čia ir su antstolių rūmais teko kalbėti ne vieną kartą ir teisėjais, ir kitų pagalbos teikėjų, net ir tų pačių šeimos narių manymą, kad tai yra labai priimtina, mokėti už paslaugas tam, kad susitvarkytum ir užtikrintum bendravimo tvarką, užtikrintum ryšį abiejų tėvų su vaiku. Ir tai yra darbas abiejų. Mokumas turi būti. Kas tą sankciją uždeda? Sankcija yra mūsų diktuojama, kaip čia galiu pasakyti šiai dienai. Labai norėčiau, aš matyčiau... Kitaip tariant, mediatorius, matydamas tam tikrą situaciją... Čia jau ne mediatorius. Čia ne mediatorius. Tarpininkavimas, čia sakyčiau, čia aš šiuo metu, nes tarpininkavimas yra... Aš pati, kai 20 metais tapau mediatorė, aš pradėjau gauti bylas, kur kaip mediatorė šiaip pradžioj iš teismų tarpininkauti ryšio atstatymo klausimais tarp tėvo ir dukros, arba ten mamos ir sūnaus. Man buvo labai keista, kas čia, nes tai nėra mediacija. Mediacija, neatstatinėja ryšio. Šiaip tai mediacija sprendžia konfliktą ir ieško sprendimų.
mediatorius, ne mano vaidmuo tai, bet aš esu socialinį darbą baigus, ne, ir turiu tėvystės įgūdžių, išsilavinimą ir teorinį, ir praktinį, bet ir lektorė su tėvystės klausimais, man įdomi šitas sritis buvo ir sakau, gerai, avantūrai pasirašysiu. Ir tada dar su tokia Indrė Korsakovienė, kolegė mediatorė, mes kartu, dar mediacijos centro nebuvo, pradėjom galvoti, ką čia daryti, kažko teisėjai čia nori. Ir mes pradėjom po truputį bandyti priimti ten tas nutartis ir atstatinėti ryšį kartu pasišnekant. Paskui po truputį, kadangi sakiau Indrei, sakau, žiūrėk, panašu, kad bus mediacijos centras, kuriame galėtumėm tai daryti, nes ne fizinis asmo vis tik Lietuvos mastu turėtų veikti, o organizacijos ir manau visoje Lietuvoje aš labai norėčiau, kad atsirastų mūsų praktika perėmė, nes aš tikiu šitą paslaugą, kurią jau dirbu 4 metus ir analizuoju ir tyrimų prisidariau ir prisinagrinėjau ir žinau, kas veikia ir kas neveikia. Ir kaip vaiko teisės turėtų veikti, ir kaip pagalbos atvejo vadybos sritis turėtų veikti, ir įstatymų pakeitimai kokie turėtų būti tam, kad mes galėtumėm laiku padėti šeimai, nenukonfliktuoti tiek, kad vaikas taptų įrankiu. Kad reikėtų atstatyti ryšį. Taip, kad reikėtų atstatyti ryšį. O jeigu nutiko taip, kaip gesinti tą gaisrą. Tai visus mes, sakyčiau, saugiklius turim. Be abejo, kad jie dar ne visai pavyksta, nes dar mokomės, bet perspektyva labai gera. Ir tas mokumas ir yra, kiek ir amerikiečiai, kurie tame jau atidirbė kažkiek laiko, 15 metų bent jau atradau, Varšakas, Richardas, jis šitoj srity yra stiprus. Tai tas mokumas yra, vis tik įpareigojimas prisidėti. Ko šiai dienai negaliu, tai negaliu diferencijuoti mokumo lygio, nes tikrai šeima šeimai nelygi. Ta paslauga šiai dienai kainuoja be PVM kol kas 100 eurų valanda. Tai nėra maža suma. Ir dirba 2 specialistai, bendratėvystės specialistai, kurie turi išsilavinimus tam tikrus, kad galėtų valdyti konfliktą ir aiškintis, kas čia yra, kodėl bendravimo tvarkos šita šeima negali užtikrinti. Taip, kodėl vaikas sako, nenori bendrauti su vienu iš tėvų. Kad konflikte nenori, čia nekeista. Aš pati kaip tai patyrus, tai sakyčiau, aš tų nemalonių jausmų norėčiau tiesiog atsisakyti. Taip. Tai yra viena iš priežasčių labai paprastų. Bet kad ten dar labai daug priežasčių, kai kur labai objektyvios, pavyzdžiui, galbūt psichikos sveikatos sutrikimą turintis vienas iš tėvų nesigydo ir nėra net saugu su juo būti, tai yra rimta priežastis bendravimo tvarką daryti, pavyzdžiui, per specialistus arba per saugią erdvę. Ir čia net nėra ką diskutuoti, man atrodo, ne? Arba galbūt buvo smurto atvejis, kuris apskritai buvo. Ir jis yra užfiksuotas. Ne tas teorinis, kur baigė jisai ikiteisminiais tyrimais ir ten užsidarė. Ačiū Dievui, užsidarė, reiškia, užsidarė. Ne? Judam toliau, bet yra tokių, kurie neužsidarė. Ir tada mes jų negalim ignoruoti. Ne? Ir sakyti, kaip sakau, turėjau atvejį, kur šlaunikaulį iš pykčio valdymo problemų turintis tėvas, vaiką pakėlė, nuleido ir vaikų šlaunikaulis lūžo. Tai aš negaliu kalbėti apie, žinot, taip, jis puikus tėvas, kaip tėvas, jis puikiai pasirūpina vaiku tuo metu, bet kas užtikrins jo pykčio proveržius? Tai nėra kalbos, kad jis vienas bus su vaiku. Tai arba nuteikimo klausimų, taip, skyrybose nuteikinėjimo yra 95%. Bet jie yra sąmoningi ar nesąmoningi, čia yra kitas klausimas. Pavyzdžiui, didžioji dalis yra, manau, nesąmoningų ir tikrai tokių, kur tiesiog aš pykstu, iš esmės, nenori, aš išventiliuoju, kad aš pykstu, net galiu nieko nepasakyti, vaikas supras. Kiekvieno mūsų vaikai yra labai protingi. Ir jie dar geriau viską supranta, nei mums norėtųsi, kad jie suprastų. Ir tai vienaip kitaip aš ištransliuoju žinutę. Yra tokių, kurie transliuoja net nesuprasdami, kad transliuoja. Ir labai daug pasako, mes iš vaikų tai susirenkam tą informaciją. Ir tai prisideda prie to žalojimo. Bet ką mes su tą paslaugą padarom, mes bandom iššifruoti, kur tėvai, kur jų veiksmai vis tik, kaip čia sakyčiau, per šitą paslaugą aš supratau, kad tėvų meilė gali žudyti. Tai reikia parodyti laiku, kol dar nenužudė. Aš grubiai sakau, bet taip yra. Ne?
Kai sako, aš labai myliu, viską padarysiu, besąlyginę meilę. Taip, bet besąlyginę meilę, va tu viską ir padarysi. Čia jau ir blogai. Taip. Tai vat mūsų darbas yra tą besąlyginę meilę ir vieno ir kito sustabdyti sąlygas. Sustatyti tam tikras sąlygas ir rodyti pasiekmes. Taip, tu myli ir mes tai matom, bet tavo veiksmų rezultatas atsisuka prieš tave ir prieš vaiką. Ką darom su tuo? Ir jeigu nuo to momento, kai mes gražinam, tikrai ieškom būtų, kaip grąžinti tėvam, tai nėra lengva, tai yra labai daug pasipriešinimo, labai daug pykčio mums. Bet kito kelio nėra tikriausiai. Ir nuo to momento, jeigu tėvai sako, ne, aš nieko nekeisiu, jūs čia nusišnekat ir nenoriu net priimti, dėja, tada valstybė bus prižiūrėtoja, tada bus ir baudos, ir sankcijos, taip tik tvarkysis dalykai, nes, ką daryti, mes neišgelbėsim to, ko negalim išgelbėti, tik tėvai patys prisėmė atsakomybę, supratę, juos reikia iki supratimo privesti, čia mūsų darbas, taip, bet tik kai jie supras ir priims pagalbą ir norės ją naudotis, tada galima viską pakeisti, nes mirties nepakeis. Jeigu vaikai žudosi, jie žudosi, nes va čia visai neseniai vėl, aš baigsiu tą liūdną temą, bet tai yra labai svarbu, man atrodo, kodėl vaikai žudosi todėl, kad tai yra vienintelis būdas, ką jie iš tiesų gali padaryti. Jie nesupranta, kad jų nebeliks, bet jie supranta, kad tai vienintelis būdas, ką aš galiu padaryti šiai dienai pats, priimdamas sprendimą. Tai man atrodo, čia niekieno sprendimo nebus, bet vienintelis tai būdas, daugiau nėra būdų. Tai vat čia yra grėsmė, kurią, aš su ją nenoriu taikstytis, aš tikiu, kad mes privalom, suaugęs, kad ir koks tu būtum, iki tam tikro lygio privalai, nes esi tėtis arba esi mama. Ir čia dėl to tikrai specialistai, kurie labai džiaugiuosi patys jau ateina į šitą paslaugą dirbti, jie ateina su dideliu tikėjimu, kad galima stabdyti dalykus ir padėti tėvam, juos priimant tam sunkume, nes tikrai jiem yra labai sunku ir jie procentas gal tik vienas kitas, kurie sąmoningai tai padaro su savo vaikais, tam konflikte tikrai labai mažai, todėl sakyt, kad čia jis specialiai, ne specialiai nei vienas, nei kitas, nes ir pagalbos sistema tokia užsisuka, kad patvirtina vaikui, kad viskas blogai, nes tai vaiko teisėm paskundžiau, nes ką man daryti, neliko nieko kito, arba emociškai paskundžiau, o vaiko teisės apklausia vaiko, vaikas gauna ką žinutę, tikrai tėvas arba mama blogas, nes žiūrėk, užsiuntė ant manęs tas vaiko teisės, ir viskas užsisuka labai sunkiai, bet iš to lipti galima ir labai norisi, bet mokumas yra toks įpareigotas. Taip, čia labai geras žodis, tu gauni įsipareigojimą. Čia bet kokioj paslaugoj, man atrodo, kada tu gauni ją nemokamai, tą paslaugą, tu tada žiūri, gal eisiu, gal neisiu, gal pasinaudosiu, gal nepasinaudosiu, kada tu už ją susimoki, visada yra visiškai kitaip.